Pirmasis dešimtokų ir gimnazistų antrokų uždavinys, kurį teko spręsti su telefonu, kurio kaina 300 €, aš sąlygą užrašiau šiek tiek trumpiau, išskirdamas skaičiukus ir atmesdamas visas tas pašalinius ten žodelius ir visą kitą, ką aišku reikia daryti sprendžiant uždavinį. Telefono kaina 300 €. Taip pat pasakyta, kad Petriukas ar ten Mantukas ar dar koks berniukas perka tą telefoną, bet jam pinigų per mažai, tai jam pasiūlo sumokėti tik 20% nuo pradinės kainos telefono, nuo šios kainos 20% ir 24 mėnesius mokėti po 11 €. Na, tokia sąlygos formuluotė, pradinė formuluotė. Į ją žiūrint jau galima daug ką surasti. Pavyzdžiui, galima surasti kiek 20% nuo šio skaitelio, kiek 24 mėnesiai po 11 € sudarys tą sumą. Na, ir beveik jau tas uždavinys būtų ir išspręstas. Uždavinys turėjo 4 dalis, tai yra 4 klausimai. Viename tik reikėjo sprendimo. Šiaip čia ir čia užteko atsakymo, kaip jūs įgavot, visiškai turėtų komisijos nejaudinti, o čia jau norėjo ir sprendimą. Na ką, pirmas klausimas to uždaviniu susijęs, klausė, kiek sudaro 20% nuo 300 €. Kas yra 20%? Tai yra penktadalis. Tai penktadalį nuo 300 € galima rasti 300 dalijant iš 5. Tai bus 60. Taip pat 20% galim rasti kaip? Randam 10% nuo 300 €, tai bus 30, o 20% bus 60 €. Galima rasti ir 1% nuo 300 €, tai yra 3 euriukai ir 20%, tai 20 kart daugiau negu 3 euriukai. Tai atsakymas yra visiškai akivaizdus, atsakymas 60 €. Taip reikėjo ir parašyti, atsakymas 60 €. Kitas uždavinys, kita uždavinio dalis, kur reikėjo parašyti kainą telefono, perkant jį išsimokėtinai. Tai yra atsižvelgiant į šią sąlygos dalį, kad perkant išsimokėtinai reikia sumokėti pradinį įnašą 20%, kurį mes apskaičiavom čia. Tai iš karto mokam 60 € ir reikia mokėti 11 € 24 mėnesius. Tai yra pridedam prie pradinio įnašo, pridedam 11 € kart 24 mėnesiai. Na ir ką gaunam? Čia kaip suskaičiuoti? Ar čia reikia rodyti tą skaičiavimą, kaip čia suskaičiuojama? Ko gero ne, bet va tokio dalykėlio tai matyti reikėjo, kad komisija čia duotų tą taškelį. Tai skaičiuojam. Skaičiuojam, čia aišku galima tuo skaičiuotuvu buvo pasinaudoti. Iš 11 daugint labai lengva ir be skaičiuotuvo. Priekyje bus 2, gale bus 4, o per vidurį bus skaitelis 2 + 4, tai yra 6. Iš viso 2, 6, 4. Sudedam ir gaunam ne ką kitą, o 324 €. Tiek reiškia reikėtų sumokėti perkant išsimokėtinai tam berniukui, kuris pirktų šį telefoną. Tai yra sprendimas, o atsakymas yra 324 €. Toliau pasakyta akcijos kaina. Žodžiu, telefonų pardavėjai sugalvojo akciją, kad jeigu perkamas telefonas iš karto, tai yra perkant jį iš karto, reikia mokėti 10% mažiau negu yra deklaruojama kaina. Tai yra telefono kaina sumažėja 10%. Na, 10% nuo 300 € yra dešimtadalis, yra 30 €. 30 € yra 10%. Na, o kiek reikia mokėti? Iš 300 atimam tuos 30 €, kuriuos suskaičiavom, atimam 30 € ir gaunam 270 € akcijos kainą. Tai yra tokį skaičių reikėjo įrašyti į atsakymą. Na ir paskutinioji, ketvirtoji uždavinio dalis, stulpelinė diagrama, pardavėjai ar kas, sudarė stulpelinę diagramą, kuri vaizduoja, kiek buvo parduotų telefonų iš karto. Tai yra, kiek buvo parduotų telefonų iš karto. Tai yra, matom, kad jų buvo parduota 200, kas ir pasakyta sąlygoje. Taip pat ketvirtam punkte pasakyta, kad o parduota išsimokėtinai per tą mėnesį buvo 1,5 karto daugiau negu perkant iš karto. Tai yra išsimokėtinai parduotų telefonų skaičius 1,5 karto didesnis. Pirmiausia, apskaičiuojam, kiek iš viso buvo parduota telefonų. Perkant išsimokėtinai, tai 200 reikia padauginti iš 1,5.
Tai yra 200 iš 1,5, tai 200 ir dar pusė 200, arba čia ir pirštų, ar skaičiuotuvu, kas įpratęs, arba kas sugedęs, tai bet vis tiek turbūt visi nesunkiai gauna, kad tai yra 300 telefonų, kurie buvo parduoti išsimokėtinai. Na ir koks tas stulpelis, kurį prašo čia pavaizduoti, stulpelio aukštis, na turbūt didelio čia išmislo nereikia, stulpelio aukštis yra va, štai toks. Tai toks būtų pirmasis uždavinys ir jų atsakymai.